Labą dieną visi, sveikinuosi su visais, kas žiūri, kas žiūrės šitą laidą. Ir į mane kreipėsi Andrius. ponas ar... Ponas Andrius kreipėsi vienu klausimu apie ką? Nu, dabar, kurių metai laiko kažkur naujoje Akmenėje yra padarytos tos naujos technologijos, tai vadinamos 5G ir LED lempos, kur skleidžia mėlyną, angliškai blue light. Ir apie jų kenksmingumą aš suteikiu informaciją. Tai vat naujoje Akmenėje, jeigu žiūrėt savivaldybei, policijai, naujos tas Akmenės sveikatos centrui, seniūnui naujosios Akmenės Zapavičiui, kam čia dar. Nu, va tie pagrindiniai, kurie suteikia informaciją ir anglų kalba, ir lietuvių kalba, ir profesoriaus Jono Grigo, ir Didžiosios Britanijos armijos inžinierių, kurie dirba su elektromagnetiniais ginklais ir kaip su jais nuo jų apsisaugoti. Markas Steelas ir paskui Brian Trower, jie ir turi savo kanalus ir Facebook'e, turi ir savo puslapius internete, galite pasižiūrėti. Vienu žodžiu, jūs į mane kreipėtės, Andriau, dėl 5G, kad žmonės daugiau sužinotų, kokia yra žala, koksai yra kenksmingumas žmogaus organizmui, kokios gali būti pasekmės, jūs šiek tiek apie tai turbūt norėtumėte apšviesti kitus, kurie galbūt irgi susidūrė su šia problema, galbūt jau atsirado sveikatos sutrikimų problemos, arba kiti nežino, nuo ko pradėti, galbūt kažkokį tai tyrimą, būtent dėl 5G Lietuvoje, kur yra tas kenksmingumas. Tai jūs šiek tiek norėtumėte turbūt ir papasakoti, apšviesti žmonės, kur taip, nuo ko galbūt pradėti. Jo, nu pradėti reiktų matomai nuo apie kenksmingumą reiktų pradėti. Nes visą šitą, kas vyksta Lietuvoje, dabar įsijungi televizorių ar žiūri YouTube'ą, visur kiša tas reklamas 5G. Ir pristato kaip nepaprastą technologiją ir tik tais teigiami aspektai šitos technologijos. Bet daug daugiau yra neigiamų. Vat, pavyzdžiui, pasako, kad vaikai ten ar paaugliai galės žaisti tos žaidimus online režimu, bet niekas nepasako, kad tie vaikai paskui susirgs smegenų vėžių ar negalės turėti vaikų, nes šitas vienas pagrindinių kenksmingų šitų poveikių yra, kad pažeidžiama žmogaus genetika. Tai reiškia, jeigu pažeidžia žmogaus genetika, tai visas kartos bus pažeistos žmogaus. Gims vaikai ten įsigimėlė, arba iš vis negims, arba bus priešlaikinės mirtis. Pavyzdžiui, padidina jau kiek straipsnių yra mokslinių, kad dvigubai padidina vėžio riziką, ypatingai jeigu arti yra tie bokštai, telekomunikacijų bokštai. Vat Vilniuje buvo vienas teismas laimėtas, dar 4G buvo, net nebuvo 5G, ir buvo laimėtas teismas, kad tą bokštą nugriovė. Ir aš merui mūsų sakiau, kad 4G Prancūzijoje irgi buvo toks atvejis, teismas pasakė, kad nugriauti bokštą, kai karvės tam pradėjo masiškai mirti. Ir tai aš jam pasakiau, kad sakau, Prancūzijoje daugiau rūpinasi karvėm negu Lietuvoje žmonėm. Dabar sakykit, jūs esat Akmenės rajono pilietis, teisingai? Gyventojas, gyventojas. Ir sakykit, jūs nuo kada pradėjote 5G domėtis ir ar jums yra kažkokios tai sveikatos pasekmės būtent nuo šito? Nu, domėtis aš prieš kelis metus gal sužinojau apie tą 5G, bet tai per daug nesidomėjau, nes Lietuvoje nebuvo. O kai jau pradėjau Lietuvoje planai tokie būti, kad atsirasti prieš metus kažkur laiko, o prieš pat įvedant čia tą Lietuvoje 5G ir konkrečiai naujoje Akmenėje, aš pradėjau tą rašyti prašymus su visais įrodymais, ten iš visokių šaltinių surinkęs. Pateikiau tiek savivaldybei, tiek Seimo nariai, va tokį paką surinkau, aš Ąžuolui esu pateikęs. Tai jeigu jisai, kaip sako, jis yra pozicijoje, kodėl tu, draugas mielas, to nieko nekeli to klausimo apie 5G.
Kur tu dingai? Kodėl neatsakai ne į Facebooką, neatsakai, neateini į susitikimus pirmadienį, tavo patarėjas, tas Bražionis liktai pavardė, irgi neatsakinėja visiškai laiškus. Kame reikalas? Aš jūsų prieš tai dar klausiau, ar jums yra kažkoksai tai šalutinis poveikis sveikatai, tas 5G? Man atsirado po to, kai 5G jau įvedė, toks spengimas ausyse atsirado. Tai yra tinitus ir galit pasižiūrėti, ten yra kur išvardinti visi tas simptomai, kurie yra ten iki mirties, vėžys, Alzheimeris, nevaisingumas, tai visi šitie, pats pirmasis būna ten spengimas ausyse. Paskui ten kraujavimai iš nosies, iš akių, paskui ten jau, kai imunitetas numuša, nes jis numuša imunitetą, tai tada bet kokia jau liga tampa pavojinga, netgi peršalimas gali būti labai jau netgi su mirtinu. Tai vienu žodžiu, jums nustatė būtent... Ausį paspengia ausyse, tinitus, tai yra spengimas ausyse. Jie taip gydytojai davė tokią išvadą. Ir ką tokiu atveju jūs darot, ar darėt, kaip gydytis ar kažką? Čia nieko aš nedariau, nes ten, jeigu ten tokio švietimo ar ką ten, aš galvos nieko nedariau. Tai jūs nuėjot, gavot išvadas gydytojų, bet nieko nedarot dėl to? Nu kaip aš nedarau? Aš išvažiavau paskui, kur nebuvo to 5G. 5 dienom aš norėjau patikrinti, ar bus dar tas spengimas ar ne. Ir man dingo. Ir paskui aš pasiskaičiau straipsnius, kad žmonės būna visokie, prasideda simptomai. Bet paskui, kai išjungia tą, vėl žmogus pasidaro sveikas, tas pasveiksta. Tai aš padariau tokį tyrimą savarankiškai. Aš išvažiavau į Latviją ten 5 dienom, man tas visas praėjo, nebebuvo jokios spengimas. Grįžau čia ir vėl prasidėjo. Ir ką jūs tuo atveju ketinat daryti dėl savo sveikatos? Tai yra, žmonės yra tokie, kad grupės žmonių, kurie patys pirmieji jaučia tos simptomus, yra elektrosindromas, toks vadinasi, žmonės jautrūs elektromagnetiniai radiacijai. Ir toks yra žinomas ir, pavyzdžiui, jeigu jie priešstatant tos visus įrenginius, tos, kurie skleidžia tą 5G, jie turi daryti valdžia, vietinė valdžia šiuo atveju. Turi apklausti visus tos žmonės, ar nėra tame plote žmonių jautrių elektromagnetinė radiacija vienas, toliau ten nešių moterų, invalidų, pavyzdžiui, su širdies stimuliatoriais, tai irgi yra tos bangos labai stiprios eina. Irgi gali žmogų tiesiog nužudyti. O tai sakykit, tai jūs dabar dėl savo sveikatos, jūs toliau nieko nedarysit? Nu, ką aš daugiau, aš rodžiau, pats savo pasidariau tą tyrimą, kad čia yra viskas būtent nuo to. Ir ką aš kovoju su jais, aš dabar kovoju. Atėjau, sakau, viskas yra. Aha, tai va. O dar norėjau paminėti svarbų dalyką, ypač dėl nešių moterų, nes jau 2-3 savaitę, atrodo, ten pasiskaitysit, Barry Trower, The Dangers of Electromagnetic Radiation yra straipsnis viešas, na, jūs pasiskaitysit. 2-3 savaitės, man atrodo, netgi embrionas jau pagauna vėžį nuo to 5G. Embrionas. O sakykit, tas straipsnis senai parašytas ir yra kur... Maždaug. Nu, čia yra, maždaug prieš kiek laiko? Gal 2008. Panašiai tokiais metais. Tai vienu žodžiu galima rasti tą straipsnį, kuris čia... Aš esu atsispausdinęs, aš turiu čia. Dabar tik tai reikia ieškoti, kur jis yra. Tai va, gal žiūrovams pavyks ir parodyti, pavyks, bent jau maždaug kaip... Va, jeigu gal ne atvirkščiai, čia, aišku, yra čia jūsų visi pažymėti visokie. Va, jeigu kam įdomu susižinoti informaciją, galit skaityti, pasižiūrėti, tai būtent apie technologijos, tas microwave, tas technologijas. Tai dabar sakykit, jūs čia prieš tai minėjot, kad kreipėtės į savivaldybę. Kreipėtės į savivaldybę, į merą. Į merą kreipėtės. Kas yra meras? Mitrofanovas buvo. Ir jūs kreipėtės būtent dėl 5G, ką konkrečiai? Aš pateikiau visus tos rodymus. Ką konkrečiai jūs prašėt šio mero? Ko jūs konkrečiai prašėt? Paprašiau išjungti tas 5G, nes tada buvo jau įjungta. Tai man melavo, kad tas 5G dar nėra įjungta. Nes aš paskui sužinojau netgi per kitus žmonės, kurie naujo akmeniai, kurie turi tos telefonus, kurie palaiko 5G. Tai sako, aš naudoju. Tai ten skambino visą kitą ryšių reguliavimo tarnybą iš tikrųjų yra. Bet mane bandė apgauti, kad nėra. Irgi toks. Tai paskui pasakė,
meras, kad tu čia vienas nieko nepadarysi, tai aš paskiau rinkau parašus, ten 605 surinkau. Daug kas gal mane pažinsit, kad aš rinkau iš jūsų parašą. Ir nešiau irgi merui, kad jau daugiau atkreiptų dėmesį ir Ąžuolui perdaviau tos parašus. Ir meras atkreipė po tų parašų dėmesį? Ne, jie sako, kad savivaldybė visą laiką tokį pat vienodą, kad kiek aš pateikčiau naujų įrodymų, naujų kokių faktų, vienu žodžiu, jiems kad tai yra nustatyta ES normose, kurios yra saugios ir tu čia nieko, arba kreiptis aukščiau ten, kur nors į valdžią. Vienu žodžiu, sveikata čia mažai kam rūpi Lietuvoje, kaip suprantu. Kreipėtės į, kaip sakėte, savivaldybės. Savivaldybė gavot neigiamą atsakymą, kad tiesiog, sakykim, pasijokė ir jokios pagalbos negavot. Toliau kreipėtės, sakėte, į policiją. Ja. Ką policija jums atsakė? Ar padės? Policija aš kreipiausi, kelis kartus aš tiesiog nuėjau policininką vieną tokį pasikonsultavau, tai kaip man geriau daryti. Jis man siūlė daugiau bendrauti su savivaldybė ir seniūnu, tai aš daugiau jiem rašiau, bet kai jau jie irgi ten nepadarė nieko, nestabdė tos 5G, aš vis paskui parašiau į policiją. Nes yra labai svarbus dalykas šitas, kaip aš sužinojau iš to Britų armijos šito veterano, kad šitas 5G yra faktiškai ginklų sistema, kur atitinka pagal techninius reikalavimus visus ginklų, tai yra ginklas. Ir aš parašiau Naujosios Akmenės policijai, kad tai yra ginklų sistema, o Lietuvos konstitucijos, ten dabar neprisimenu, kur kelintas straipsnis, bet aš norėsiu surasti, draudžia Lietuvos teritorijai masinio naikinimo ginklo dislokavimą ir užsienio karinės bazės. Yra toks Lietuvos konstitucijos įstatymas. Tai mes netirsim, atsakė, mes netirsim. Vienu žodžiu, jeigu nori kreiptis į prokuratūrą, kažkur kitur, bet mes netirsim. Vienu žodžiu, policija irgi atsisakė kažkaip tai padėti, o jūs į prokuratūrą tada aukščiau kreipėtės, ar ne? Dar į prokuratūrą nesikreipiau, nes jeigu kažkas girdi, aš norėčiau advokatų pagalbos, jeigu kas nors apsimtų, kaip sakant, nemokamai. Tai va, kreipiuosi, jeigu tarp mano žiūrovų atsirastų teisininkas, advokatas, kuris galėtų užsiimti šitais klausimais, šitą, sakykime, tyrimo bylą ir išsiaiškinti ir padėti sužinoti išvadas, tikras išvadas, ar tikrai kenkia sveikatai. Jeigu kenkia, tai eiti teisiniu keliu, kad žmonės galėtų tiesiog sveikai gyventi be to 5G, jeigu kas sutinka. Tai vat prašymas, kad atsilieptumėt teisininkai, advokatai, kurie tikrai galėtų padėti išsiaiškinti šitą reikalą, šitą galbūt ir bylą, nes kiek matom, kad Andrius kur beeitų, visur atsimuša į sieną ir jokios pagalbos negauna, netgi atsakymų, kur toliau kreiptis. Tai būtų toksai mano prašymas visų, kurie klausosi arba kurie pažįsta, kurie galėtų tai padėti. Tai va, einam toliau ir sakot, kad policija, vienu žodžiu, kreiptis į aukščiau. Jūs kur dar kreipėtės šituo klausimu? Į savivaldybę, į policiją, kur dar? Į sveikatos tarnybą. Šiaulių reguliavimo. Ne, ryšių reguliavimo. Ryšių nes jie būtent išdavė leidimą tam 5G. Ir ten, kaip aš suprantu, su kai kuriais ten kalbėjau asmenim, jie man patarė, kad žiūrėti tos, kas priėmė tos tokius normas, tos spinduliavimo normas. Ir ten buvo, kaip aš suprantu, Šalavičiūtės pavardė, Veryga buvo minimas, tokie veikėjai. Ir vienu žodžiu, o kur čia sakėt, dar kreipėtės į teismo mediciną, kur tenai? Čia ne aš kreipiausi, čia kreipėsi tie, kurie žmonės tokie buvo susibūrę į tokią organizaciją Gojaus kelias, viešoji įstaiga, ir jie bandė uždrausti tos 5G dar iki jiems paleidžiant,
ir norėjo sumažinti jau esamas elektromagnetinės radiacijos normas. Sumažinti, nes jos yra keismingas. Tai jie turi šitą ekspertizę. Aha, tai va, jums mėlėjai, teismo medicinos specialisto išvada dėl elektromagnetinės spinduliuotės poveikio žmogui. Va, tai yra, turiu dokumentą rankose, galbūt atvirkščiai jūs čia matysit tikriausiai. Tai va yra ir šiek tiek trumpai Andrius apie tai jums ir papasakos, kad jisai, jūs čia kreipėtės, ar ne? Ne, sakau, dar kartą ne aš kreipiausi, tie žmonės kreipiasi. Kreipiasi ir kokios išvados, kokį atsakymą jie gavo. Ten buvo panaudota teismo ekspertizai Aušros Bigužaitės, turbūt gerai žinot, mokslininkė mūsų, genetikė, kad genetikai kenkia žmogaus, paskui onkologijas, kaip aš pavardė pamiršau, iš Kauno klinikų, kad onkologija sukelia pagrindinės - onkologija, Alzheimeris, nevaisingumas, genetikos pažeidimai, nemiga, kraujavimas iš akių, iš nosies. Vienu žodžiu, jie davė tokią išvadą, kad jau yra kenksmingos tos esamos normos, kurios atseit saugios, kurios yra visiškai nesaugios. Aišku. Sakau, jeigu karvės miršta, tai žmogus tai jau labiau ten. Nuo 4G jau miršta, kuris ten 2-3 kažkur ten. Aišku. O čia iki 60 GHz, kai pakyla ten, tai jau yra ir Markas Tylasas parašęs, tai jau tas oras jau nebeįmanoma kvėpuoti, jau nebeįsisavina to deguonies, ar kaip ten tiksliau pasakyti. Tas ir toksiškas tampa oras visas. Jūs prieš laidą man sakėt, kad yra šitos LED lempos. yra LED lempos ir mėlynos lempos. Ir jūs sakot, mūsų akis matos kaip baltos. Ir jūs sakot, kad skiriasi. Tai dabar paaiškinkit LED lempos ir tos mėlynos lempos, kuom jos skiriasi. Man tai atrodo, jos yra tos pačios. Jūs sakot skirtingos. Kuom skiriasi? Tai paaiškinsiu, kaip aš girdėjau iš savo to informatoriaus, kaip čia pasakyti, iš Marko Stilo. Tai tos lempos, reiškia, dabar visur stato tos lempas, jis vadina tai kill grid arba soft kill. Kad planuojama ta masinė depopulacija žmonijos, kad girdėjot, tai ta jų skleidžiama šviesa, tai pažeidžia ratiną, ką angliškai yra, tai akį pažeidžia, klumą sukelia. Tiesiog ten negali žmogus žiūrėti tą lempą, kuris plokščias ir dar toks guzelis tenais ant tų lempų. Tai ten yra ir skaneris, jisai totaliam sekimui naudojamas ir, aišku, tą viską reikia įrodyti. Todėl aš kviečiau savivaldybę ir rašiau, pakvieskite tą specialistą iš Anglijos, inžinierių, čia į Lietuvą, kad jis ir pažiūrėtų ir tas lempas ir papasakotų daugiau apie 5G. Mano iniciatyva buvo. Ir Ąžuolą aš irgi prašiau į Seimą jį pakviesti, nes šiaip, kad į Naują Akmenę tam posėdį savivaldybės. O Seimą tiesiog pakvies, kad papasakotų jau visai Lietuvai, kad sužinotų. Ir kokius atsakymus gavo? Iš Ąžuolo iš vis negavau nieko, o iš savivaldybės, kaip ir anksčiau sakiau, kad viskas yra tose normose, kuria nustatyta. Man sako tiesiog kaip robotas. Nereaguoja, ką tu ten parašai, kaip parašai. Visada vienodas, kad tipo yra saugios normos, nustatytos, Europos Sąjunga, mes laikomės, o ten aš turiu toksai informacijos iš puslapio Smom Beyond Gate. Galėsiu paskui atsiųsti tą, dėsit gal po video, tą nuorodą, kiek laimėta yra bylų. Tai nuo Bulgarijos iki Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, kitose yra laimėtos bylos prieš tos 5G ir netgi 4G. Ir jau laimėta netgi 12 bylų, man atrodo, Jungtinės Karalystės aukščiausiam teisme. Vienu žodžiu, tos bylos yra laimimos pačiam aukščiausiam lygiai. Matyt, priklauso nuo to, kokios sąžinės yra teisėjas. Nes įrodymų jau yra tūkstančiai, nes pats, pavyzdžiui, kur kreipiasi dabar Markas Tylas į policiją, sakė, aš parinkau 10 000 mokslinių straipsnių, įrodančių, kad tą kenkimą nusinčiau. O dabar sakykit, o čia jūs kalbėjote apie Blue Light, būtent apie šitas lempas. Galima šitą parodyti. Tai vat, aš jums parodau, kur galėtumėt rasti informaciją. Čia atvirkščiai, organizacija viršų. Atvirkščiai jums čia rodys. Environmental Health Trust, čia yra organizacija, kuri užsiima prieš tos elektromagnetinę radiaciją ir 5G. Research Blue Light shows
Blue light has harmful biological effects. Tai tą galite pasižiūrėti. Arba paprašyti, kai jiems atsiųstų šitą straipsnį, pasižiūrėsite. Aišku, tai va. Tai va, ir čia galima palyginti, pavyzdžiui, kitas yra tas specialistas, Brian Trower, irgi Britas, Britų armijoje dirbo nuo 1950 metų, man atrodo, su tais elektromagnetiniais ginklais. Ir jisai sako, kad kol bus realiai uždrausti tas visa radiacija, tos technologijos, maždaug planuoja, tai 1 bilijono žmonių nuo to numirs. Nu, jisai taip planuoja. Ir vat dabar, va čia matau, jūs irgi čia prieš tai kalbėjom, prieš laidą, čia matau irgi nemažai informacijos, va, pažiūrėkit, kiek čia tų visokiausių dokumentų lapų, va čia va yra atsinešęs, rodęs, man pasakojo ir visa kita. Tai va dabar va yra, matau informaciją tokia, čia jūs čia susirinkot Jono Grigo, profesoriaus Jono Grigo. 20 metų, čia yra balandžio 13 dienos, tiesos.lt spaudoj. Profesorius Jonas Grigas yra teisus. Čia rašo straipsnį apie neionalizuojantį spinduliuotė gali padidinti vėžio riziką. Tai dabar pakalbėkim apie šitą straipsnį. Jūs, aišku, čia mums nėra laiko čia jo viso skaityti. Jeigu galite apie šitą straipsnį, ką jisai čia rašė, tiesiog papasakoti trumpai. Kad žmonės, kurie klausosi, kad žinotų. Aš esu su jo pažįstamas, kalbėjęs ne kartą. Irgi atsimušama į sieną, Lietuvoje korupcijos tą sieną. Ir žurnalistai meluoja, kad tos technologijos yra saugios, visiškai nutylimi tie straipsniai ir mokslininkai, kurie sako kitą pusę. Mokslinės diskusijos ar visuomeninės diskusijos nevyksta. Tiesiog tos telekomunikacijų bendrovės šluojasi milžiniškus kalnus. Aišku. Čia jūs trumpai apie šitą straipsnį. Bet yra, kiek žinau, čia dar Jono Grigo yra to žurnalisto, yra kitas straipsnis, irgi 20 metų, kovo mėnesio, irgi jis rašo apie tas spinduliuotės, teisingai? Čia maždaug kartuojasi čia viskas. Galit parodyti tiesiog, kad žmonės paskui pasižiūrėtų patys. Va, aš jums parodysiu, jeigu čia atvirkščiai, žinoma, jums viskas matysis. Ir čia matot, kad ta informacija yra perduota savivaldybėje, viską žinoma. Vienu žodžiu, tik atvirkščiai jums čia rodys. Tai bus tiesos.lt, va būtent šito Jono Grigo straipsnis. Ir kitas straipsnis Jono Grigo, tai vad galite irgi taip pat susirasti, bus 20 metų kovo mėnesį irgi. Čia irgi bus tikriausiai tiesos.lt. Tai galėsite apie šitos straipsnius jo paskaityti, susirasti. Ir kas čia toliau? Čia jūs čia, kiek matau, kreipėtės dar į Akmenės rajono savivaldybės administraciją, ar kas čia? 22 metais. Čia tai tas buvo prieš metus. Ar čia turi įtakos su 5G? Na, turi tas. Vat kaip pavyzdžiui, šitą norėčiau parodyti. Šitas buvo mokslininkų straipsnis. Jis, matot, kokio storio yra. Ir čia gal perskaitas paskui. Jo, tai va čia yra kad tas tai vadinamas COVID-as ir buvo ta elektromagnetinė radiacija. Nežinau, ten Uhane tai paleido 5G prieš tą tai vadinamą pandemijos pradžią. Ir ta žudymas žmonių vyko su elektromagnetinė radiacija. Tai dabar pasakykit, kur žmonėms ieškoti šitos informacijos. Šitos jau neberasit dabar, nes yra išimta iš interneto. Nu va. Tai gal dar rasit iš tikrųjų pas kažką, jeigu galit pas mane atsišviesti. Pavyzdžiui, vadinasi Evidence for Connection Between Coronavirus Disease 19 and Exposure to Radio Frequency Radiation from Wireless Communication including 5G. Čia gali pagal numerį, bet čia yra būtent tie numeriai, kad medicininis mokslinis. O tai vienu žodžiu, tai jeigu internete nebėra šitos informacijos, tai kaip žmonėms susirasti? Pas mane galėtų susirasti. O jūs kaip surasti?
Andrius Štūras Facebook'e gali surasti. Tai va, kas nori daugiau informacijos apie 5G ir sužinoti daugiau būtent koks poveikis, ką daryti, nuo ko pradėti, kreipkitės pas jį, ką tik pranešė jo savo Facebooką, kreipkitės pas jį ir gausite daugiau informacijos, kas jūs domina. Ką dar norėčiau paminėti, kad kaip daro anglai. O tie žmonės, kurie pasidarė petys už laisvę, tai galima tą petį dabar patikrinti, ar ten yra tos nanotechnologijos suleistos. Tai anglai turi, netgi galima nusipirkti toks magnetas, ir deda magnetą ir jis prilimpa, jeigu ten yra neomedium ar neodymium, tai vadinasi magnetas. Žodžiu, yra grupė Telegrame, vadinasi Nano Meta Antenna Victims, viena grupė, paskui yra Mark Steel 5G, 5G, gali surasti ant tą grupę, ten ta informacija bus. Yra dar Istina, vadinasi, tai ten serbų, bet ir anglų kalba. Dviem kalbom yra irgi tą patį informaciją gali surasti. Yra taip pat puslapis saveusnow.org.uk, tai ten to Marko Stilo puslapis. O dabar sakykit, ar susiję būtent šitas dalykas irgi su kietaisiais metalais, kaip jūs dabar kalbėjote apie COVID, apie šitą vakciną? Ar kietieji metalai taip pat galėtų paveikti 5G? Jo, tai kas moka anglų kalbą, aš labai siūlau susirasti Mark Steel puslapį Facebook'e. Tai ten yra video, po pusę valandos, po valandos, jis ten viską jums papasakos. Dabar aš tiesiog negalėčiau taip smulkiai papasakoti. Aš gal papasakosiu apie efektus ir kodėl jį vadina ginklų. Dar Markas Stilas įvadina tas 5G Battlefield Interrogation System. Tai reiškia, kai būna karo laukas ir būna kariai, tai jeigu ten pamato, kad koks karys pamušė likęs, tai ten su to radaru suranda ir gali ten duoti spindulį ir jis faktiškai užmuša tą žmogų. Tai va dabar prie jūsų namų, prie mano namų, kur pastatė tas lempas, jeigu ten, aš noriu pakviesti Marką Stilą, kai jis pažiūrėtų tas lempas, bet ten faktiškai pagal tokias lempas tradiciškai ten būna tos mažos 5G antenos, ir ten nesuveda iš 3 tų tokių antenų į vieną, į tą žmogų ir tą žmogų nužudo. Yra tokia galimybė. Tai ne šiaip savo aš pasakiau, kad tai ginklas. Iš tikrųjų yra ginklas, kuris gali žudyti žmonės. Ir dabar ką tai reiškia totalitariniai valstybei, tokios technologijos. Ir dabar pagal tas nanotechnologijas, jūs turbūt žinot, girdėjot šitas Yuval Harari, paskui dabar jis šneka, mes nulaužiam žmonės kaip tokius kompiuterius. Tai jie gali skaityti žmogaus mintis, tai nėra kažkokia fantastika. Jeigu tas mintis nepatinka, jie faktiškai galite cenzuruoti kaip Facebook'e ir sunaikinti. Tai yra jau realiai tokios technologijos egzistuoja. Todėl ta valdžia nebebijo žmonių. Jau perinami tą New World Order, kur nori tas Klausas Švabas, Bilas Geitsas ir tas šiknius Bidenas, kuris atėjęs, kad tu sako, valgysi maisto šūdų ir gerai tą visokį paspausintą tą maistą. Dirbtinį maistą. Dirbtinį maistą, žiogus ir panašiai. Žiogus, visą brudą. O dabar sakykit, jeigu žmonėms, kurie nori susirasti, sakykime, informaciją ar kreiptis Lietuvoje, nes jūs jau, kaip supratau, visur kreipėtės ir gavot neigiamą atsakymą. Tai vadinasi, Lietuvoje jau nebėra kur kreiptis. Tai vadinasi, reikia kreiptis už Lietuvos ribų. Gerbėmieji žmonės, aš kreipiuosi jūs, nes jūs esate dabar ta auka, kur esate žudomi. Ir mes leidžiam tam keliem tam andrininkėliam pasimtas milijonus už mūsų gyvybės ir mūsų nužudyti. Tas yra soft kill. Labai sunku įrodyti, kad nuo elektromagnetinės radiacijos ir per laiką viso tas ligos vystysis ir mes išmirsim. O jie bus vykdę savo tą planą tiem globalizatoriam. Tai va, kas norit, junkitės prie Andriaus kartu, būtent šituo klausimu, šita veikla,
eiti toliau tuo keliu, kas domina vat, dėl sveikatos ir daugiau informacijos gauti, tai junkitės prie jo ir kovokit, galbūt reikia kovoti visiems bendrai. Ir tada kitas dalykas, tai vadinasi Lietuvoje, jeigu nebėra kur kreiptis, tai tada reikia kreiptis už Lietuvos ribų. Tai už Lietuvos ribų, tai kur tada būtų galima pirmas žingsnis, kuris būtų? Kur kreiptis? Už Lietuvos ribų. Na, sakau, galima įsikviesti tos žmonės, pavyzdžiui, Markas Tyla čia į Lietuvą. Kad jis padarytų kažkokią konsultaciją ar yra tokia galimybė, kad jisai čia atvyktų? Jis važiuoja, pavyzdžiui, Daniją, žinau, kad važiuoja, į kitas šalis važiuoja. Tai reikia pasiruošti viską. Tai vienu žodžiu reikia vienyti žmonėms, kuriems rūpi tas klausimas. Ta problema, kam rūpi, tiesiog susivienyti ir išsikviesti galbūt specialistus, kas supranta dėl 5G žmogaus sveikatos naikinimo, ten, sakykime, ar susiję su sveikata. Tai reikia vienytis ir prašyti pagalbos svetur, nes matome, kad Lietuvoje, kiek Andrius yra beldęsis ir vis durys uždaros ir negauna tiesiog teigiamo atsakymo, kad bus einama toliau šituo keliu. Jam visos durys yra uždarytos, jisai bandė, vienam aišku sunku, tai yra kovoti su tuo, tai todėl reikia bendraminčių, reikia vienytis, eiti toliau šituo keliu ir už Lietuvos ribų, už Lietuvos Respublikos mūsų šalies reikėtų kelti šitą klausimą galbūt aštriau, galbūt, kaip čia pasakyti, dažniau šitą klausimą kelti reikėtų. Tai vienykitės, kreipkitės į poną dėl informacijos ir burkimės šitam reikalui. Anglai, pavyzdžiui, sako, kad mes turim teisę nugriauti tos visus įrenginius, kurie mus žudo, nes yra domestic terrorism, jau yra iš tų savaldžios pusės terorizmas. Kodėl mes negalim nugriauti, jeigu mus žudo? Gal tada atkreips dėmesį. Ir kai mes sukilsim, visi sukilsim, ne šiaip savo, tada jau ir pabijosi tų kažkokių represijų prieš mus. O jūs taip nemanot, kad dauguma Lietuvos žmonių mąstančių, kad 5G yra gerai, jiems čia yra internetas, jie čia viską, čia žaidimais užsiema, čia televiziją mato, viską gali stebėti nuotoliniu būdu, kas vyksta kitam pasaulio gale, va būtent tas 5G daugumai tai yra gerai. Jūs tai nemanot? Šitą galvojau ir žinau, ką sakyti. Iš pradžių, iš tikrųjų, tai 5G pilnojais jų apimti niekas nenaudoja. Nes niekam neusikrauna ten per 1 sekundę ten filmas ir panašiai. O tas už 5G jis yra iš tikrųjų netgi lėtesnis negu 4G daugumoje atveju. Ta mažai kas žino, netgi lėtesnis negu 4G yra. O pats greičiausias yra sparlaida. Tai reiktų gal daugiau pasidaryti tą laidinį internetą visur, kur tik įmanoma. Kad nereiktų to iš vis to naudoti, be laidžio. Bet dabar įsivaizduokit, ar jaunimas ten su laidu, jiems telefonai yra svarbiau, vis dėlto eina visur 5G, eina Wi-Fi pasijungia mieste, centre. Jaunimas, sutinkat su manim, kad jaunimas su laidais tikrai nevaikščios ir jie visai jau kitokio mąstymo yra, jau kitaip jie reaguoja į visas tas technologijas. Vaikščios, jeigu protingi žmonės padarys, kad Lietuvoje nebūtų žudomi žmonės ir vaikščios. Čia nereikia manyti kažkokių apsisnarglėjusių paauglių, kad dabar atiduoti gyvybę, visą Lietuvos genofondą sunaikinti ir ten kitų tautybių žmonių, kurie gyvena čionais, vien dėl to, kad kažkoks apsisnarglėjęs paauglys žaistų, ten nuo porno žiūrėtų, kai ten vaikščiodamas. Tai dauguma Lietuvos paauglių jaunimo, tai ir yra tokio mąstymo žmonės. Ir gerai, dabar įsigimėlė yra, nežinau, niekas berniukas, niekas mergaitė. Tas debiliškumas eina tolyn ir galo nesimato. Jeigu mes nepradėsim jo stabdyti, bent jau ten, kur jau grinai žudomas ir anksčiau čia grinai žudimas yra.
Tai ten berniukas, mergaitė, jeigu ten, nežinau, temą reikia, atrodo, stabdyti, nes jeigu nusipjaus, tai paskui neprisisiūs. Tai kaip Jūs galvojat, tai tada galbūt reikėtų pradėti nuo tėvų, kad vaikus skiepytų būtent tokio mąstymo, negu kad dabar yra, kur jaunimas iš vis labai lengvai mąsto apie viską, jiems viskas gerai. Nu, čia tas daugiau filosofinis klausimas. Man atrodo, tiem, kurie supranta, kurie dar turi perspektyvą suprasti, reikia susivienyti. Nes neįmanoma, žmonės yra sukurti skirtingi. Taip, kad visus sujungti, tai irgi tai nepavyks. Nu, ir aš kaip rinkau parašus, dauguma yra prieš visą šitą dalyką. Net jeigu net nedaug žinantis jis yra prieš. Tik tai tiek, kad vyra tas toks, nu ką mes čia padarysim, nu neverta, nu vis tiek. Nu, o tai yra tas lietuviškas mąstymas, kodėl mes ne prancūzai, neinam nedaužom viską. Nu, nereikia visko daužyti, reikia konkrečiai daužyti tas visus įranginius ir viską. Kad tu čia pakabinai mums dabar, čia nuodai čia. Tiesiog lietuviai, vienu žodžiu, prie klaviatūros. Jie moka parėkti prie klaviatūros, bet ne prie klaviatūros paspaudinėti, bet jeigu reikėtų kažkokio tai veiksmo ar susivienyti, jau jie visi atsitraukia arba kažką jau reikia daryti, vat kaip sakėt, kad rinkti parašus, o ne rinkot, žmonės, vat jau, jeigu reikėtų kažką daryti, jau jie atsitraukia. O vat padėjuoti yra labai lengva, teisingai ir nieko nedaryti. Jo, tas mentalitetas. Nu tai vat būtent tas mentalitetas mums kiša koją įvairiais klausimais, kas vyksta Lietuvoje, teisingai. Kad lietuviai prisitaiko prie visko, bet nekovoja už save. Būtent. Teisingai? Teisingai, visiškai sutinku. Nu tai va, kad tai... Ką tautiečiai, tai manau, kad reikėtų jau tikrai daugiau darbų, negu kad sėdėti prie klaviatūros, kažką tai konkrečiau daryti ir galbūt kovoti tai, kas mums brangu, tai, kas vyksta Lietuvoje, su kuom jūs nesutinkat, tai reikėtų kuo daugiau ne tik kalbėti, ne tik viešinti, nors ir geras dalykas, geras įrankis viešinti, nes viešumas tai daug ką irgi keičia. Taip, kaip paimkim politikus, paimkim kažkokias tai situacijas, jeigu žmonės viešina, vadinasi būna paskui keliami šitie klausimai, tai yra viešumas gerai, bet vien to viešumo tikrai neužtenka. Tai ir nežinau, ar jūs, tiesa, atsiprašau, kad jeigu girdėjote pašalinius garsus, vis dėlto mes sėdime lauke, darome šitą interviu, kur su manim susisiekė Andrius ir norėjo apie tai jums papasakoti apie tos 5G, daugiau informacijos suteikti. Tai vat ir nežinau, jeigu norėtumėt kažką tai dar pasakyti. Ką dar galėčiau pridėti, kad kad ir politikai, jūs, pavyzdžiui, ten gavote savo milijonus ten ir panašiai, ten nelabai dorai uždirbtus, bet kai jau ves jau tas elektroninius pinigus, jau ir jūs nieko nebereiškia, nes jau jie taip jau turės absoliučią valdžią žmonių atžvilgių. Jūs galės susijungti ir jūs nebeturės jokių pinigų. CBDC, jo, tai viskas į tą pačią sistemą sueina. Jo, ir jūs jau nebeturėsit, nebus niekam nereikalingi. Matosi, kad visos nacionalinės valstybės bus panaikintos. Bus viena valdžia visam pasauliu. Tai tie politikai, vietiniai politikai, Mitrofanovai, tavęs irgi nebereikės. Nebereikės, nei tų ąžuolų nebereikės, nei tų Mitrofanovų. Į kur jūs pabėgsit? Toj Anglijai ten viską organizuoja, ta Anglija. Amerika pabėgsit, kur Bidenas ten viską organizuoja. Kur jūs pabėgsit? Nepabėgsit. Ką jūs galite pasakyti, ar palinkėti, ar pasakyti, ar patarti, ką politikams patartumėt arba Seimo nariams, ką daryti, o ne vien tik tai, kad būtų kalbos, nuo ko pradėti? Ar tai yra įmanoma, kad kažką tai jie padarytų, kad pakeisti? Kodėl jie nieko galbūt dauguma nedaro, tik tai šneka? Na, buvo toksai, kad padaro tos, kad tokius kaip teritorijas mažytas, kur nėra tos radiacijos. Ir gali būti, kad tie visi, kur ten miškuose susistatė tos savo namelius, kad jie jos negauna. Jie tik tai... Ten, sakykime, kur yra rezerviniai ten, arba tenai šitie visi parkai regioniniai, tai tenai... Gali būti, kad buvo tokia...
Nes, pavyzdžiui, kur gyvena Floridoje, ten Trumpas ar Billas Gatesas, tai ten nėra to 5G. O tam 5G kūrime dalyvavo Izraelis ir Izraelė jis pats bijo kaip Velnės kryžiaus to 5G, nėra Izraelė 5G. Nes jis dalyvavo sukūrime šitam tą Izraelio mokslininkai. Tai ką jūs patartumėt, ar tenai norit tiesiog palinkėti politikams, Seimo nariams kažką daryti, ar tik vien kalbos bus toliau, ar jūs tikite jais? Na, apie tos 5G tai niekas labai ir nekalbėjo iš Lietuvos politikų. Tai... O jums tai neatrodo, kad jeigu jie nekalba, kad jiems visą tai tinka? Kad jiems apmoka tą nekalbėjimą. Kad jiems visą tai tinka, kas vyksta? Jam jau tinka, aišku, tas viskas. Nu, jie nesuveikia, gal, aš nežinau, nubūkė, yra vandenį su fluoridu geliu, aš nežinau, ką jie. Per daug galbūt turi kietųjų metalų? Jo, nes durnėjimo laipsnis ten auga, nežinau, 100%, ten kiekvienus metus. Aišku. Tai va, ir dar kiek mačiau, kas čia yra, ir Respublikoje čia kažkokį tai straipsnį apie 5G čia tikriausiai. Dėl gero ryšio aukojama žmonių sveikata. Tai va, dėl gero ryšio paaukojam savo sveikatą. Yra alternatyvos, kaip nekartą sakėm, šviesolaidinis, kuris yra pats greičiausias šiaip internetas, į kam dėl greičio. O, pavyzdžiui, nueinu į biblioteką, tai aš leidžiu kartais ten vieną. Nebūna jokio kitų žmonių. Nu, taip galimybė yra ten naudotis to internetu, alternatyvių kažkokių kitaip. Niekas net negalvoja. O jūsų manimų, tai kalbant apie internetą, nekalbu galbūt apie 5G, o internetą. Ar 94-95 metais jau buvo Lietuvoje? O aš nežinau. Internetas apvalai? Aš neprisimenu, žinau. Nes konkrečiai pačio interneto tos istorijos aš Lietuvoje nesidomėjau kada. Nes aš interneto platybėse girdėjau tokį posakį, tokį faktą, kad 95 jau buvo internetas. Tai norėjau pasidomėti, ar iš tiesų paklausti, gal žinot tokias kalbas, gal girdėjot, ar iš tiesų Lietuvoje buvo tais metais internetas. O čia reiktų pasidomėti, iš tikrųjų, čia biškį ne ta tema, tai aš nesidomėjau. Aišku. Tai va, norėtumėt ką nors dar pasakyti klausytojams, ar patarti, ar ką nors dar pranešti? Ką dar klausytojams, ar norėtumėt keli žodžius pasakyti? Nu ką, žmonės, manau, reikia sukilti čia šito dalyko. Kad jungtųsi prie jūsų šito klausimo? Jo. Ir aišku, reikia to advokato, kad galima būtų apiforminta mūsų veiklą. Tai va, kreipiuosi į visus žiūrovus, jeigu norite prisidėti, kas pažįstate, dar kartą klausiu to paties teisininkus, advokatus, kurie padėtų šiuo klausimu kovoti būtent žmonėms, mes tautiečiai, kurie nesutinka su internetu, su 5G, kuris kenkia sveikatai. Tiesiog jungtis prie Andriaus, dar kartą pasakykit savo Facebooką. Andrius Šturas, Facebookas suras. Tai va, kreipkite šiuo klausimu, kam įdomu, norėtų daugiau sužinoti informacijos, kur paskaityti angliškai, kas suprantate, ten tikrai yra žymiai daugiau informacijos, negu rasite lietuviškai. Tai va, ir šitą prašymą jūsų turiu, kreiptis tiesiai į jį. Jeigu turit kažkokių tai minčių, turit kažkokių tai patarimų, turit kažkokios tai galit suteikti pagalbos, jungkitės ir kreipkitės į Andrių. Nu ką, ir ačiū Jums už pokalbį, ačiū, kad papasakojot, kas tai yra, šiek tiek trumpai papasakojot, kas tai yra, kad kenkia ir visa kita. Ir daugiau informacijos, galbūt žmonės pradės daugiau po jūsų šito pasisakymo, daugiau žmonės pradės domėti savo sveikata ir kas tas yra 5G, ypač jaunimas. Pažiūrėkit, kaip jums bruka tas 5G, vos ne kiekvieną reklamą, tas 5G. Ir absoliučiai klaidinga. Nėra kitos pusės parodyta. Vienos kitos monetos pusės, ką jūs mokat savo sveikatą už tą visą. Kai ten anglai sako faster downloads, faster cancers. Taip. Tai va, ir ačiū Andriui, kad mane pakvietė ir laukiu galbūt ir pasisakymų jūsų, komentarų būtent šią temą. Jeigu tiesiogiai turit kažką tai konkrečiai
pasakyti, pasiūlyti ar prisidėti ar susiburti kartu, tiesiog kreipkitės tiesiogiai pas jį. Na ką, ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi, kad jums buvo naudinga šita laida. Galbūt tie, kurie ir nieko nežinojo ir niekam tai nebuvo įdomu, galbūt susirūpinsit labiau savo sveikatą. Ir Ąžuolai atiduok archyvą, kur paėmęs turi. Ateisiu. Tai va, ir matot, yra ir neigiamų dalykų, yra, matot, ir visokiausių pasisakymų ir panašiai. Taip, kad ačiū visiems, kad išklausėte, kad žiūrėjote ir tikiuosi, kad ši laida buvo instruktyvi visiems. Tai iki. Ačiū.